Labai gerai. Smagiau. Smagiau džiaugtis raliu, negu ten kovo dėl tų sekundžių kažkokių. Pabandėm ten, pabandom čia. Fain. Čia fainiau. Ai, nu tai va, tai čia ir vyksta reabilitacija. Aš pats dar nežinau, kiek čia mano visa sveikata leidžia tą daryti, bet pasirodo leidžia. Tai labai džiugiu, šypsena iš veido neišeina. Nu, reiškia, džiaugsmo mašina čia yra. Kaifuoja Kaip ir vairuotojas. Jo, šiandien pastebėjau, kai važiuojavom Gražutės greičio ruože, tai kojos mano plevėsavo, reiškia, neįsispyręs, atsipalaidavęs ir gera nuotaika. Nors šiaip gąsdinantis daiktas, bet kažkaip su juo eina susitart. Dar aišku, ten ribų neieškom greičio, bet džiaugiamės ir patiems smagu, ir manau iš šono viskas gerai atrodo. Tai nu, čia jau nuopelnus galiu prisimti aš. Bet padėjo. Turbūt garsiausia. Tai garsas, gal decibelų kiekis nesvarbu, bet pati melodija šiaip Emkės, nu, turi jinai dainuot. Tai dainuoja. Gerai, pasai, kaip čia tas Eva atsirado? Girdėjom, kad netgi be testų važiuojat. Tai čia testai, čia pirmą kartą. Pirmi metrai, pirmas greičio ruožas, o dabar jau dabar kilometrus skaičiuojam, jau nebe metrus. O Eva atsirado dėl to, kad sudegė Honda. Nu, labai gerai traukia. Nedrąsu pradžiai, bet dabar jau smagiau ir smagiau, jo. Stengsimės taip. Argi bandysit greitėti? Ne, stipriai ne, po truputį. Step by step. Šturmanas viską teisingai supasakojo, bet buvo per sunki koja vairuotojo, man atrodo. Ne, viskas buvo gerai, bet per greit atvažiavom. Dasistabdyt norėjom, aišku, akmenis, užsirašė visus tos akmenis, viską, bet ant akmenų stabdyti nelabai patartina. Tai tiesiog bandžiau stabdyti dar, prisilėtinti ir gavosi taip, kad priekį nutraukė ir toliau visi viską matė. Gavosi kaip gavosi. Gaila, iš tikrųjų, bet nu ką darys. Viskas veikia, viskas čia tą metalą ištiesinsim, važiuosim toliau. Tai ir šiandien būtumėm važiavę, jeigu būtume turėję stiklą. Tiesiog niekur negavom stiklo, 30 minučių servisas, tai teko ant ralo pasistatyti. O šiaip viskas gerai, jaučiamės gerai, nepergyvenam nieko, važiuosim toliau. Tai kaip, šturmanas užskaitė posūkį greitą? Pažiūrėsim video, tiesiog ar biški per vėlai posūkis užskaitytas, ar tiesiog per greitą atvažiavau ir nespėjau sustabdyti. Labai norėjosi daugiau, turi mažiau. Tai akmenukai turbūt savo darbą irgi padarė? Padarė. Manau, kad nemažą indėlį įnešė į tai. Nuslydom, bet nebūtų ir buvę kitaip, jeigu būtų nebuvę jų, tiesiog per greitai. Per greitai ir per mažai prisistabdžiau, remontuosim. Gaila rezultatą. Tai ant sekančio ralio jau pamatysim? Sprinto etapą. Aišku, kad pamatysit.